Gerbiamas pranešėjau, labai sveikinu, kad nesustojate ir toliau siekiate gana kilnaus tikslo. Galiu pasakyti dar daugiau. Šiandien, kai lankiausi mitingė ir susitikau su žmonėmis, iš tikrųjų ne vienas tą klausimą uždavė, kadagi vis dėlto Seimas ryšis atskleisti KGB bendradarbiavusius asmenis. Mano klausimas, kiek bus papildomai atskleista pagal šį projektą, jeigu lygintumėm su jūsų ankstesniu registruotu projektu? Ar jūs negalvojate, kad eilinį kartą bus bandoma vėl be argumentų sustabdyti šitą iniciatyvą ir ar nemanote, kad taip jie gali save identifikuotis, kurie priešinasi ir nenurodo aplinkybių, dėl ko tai daro? Tikrai taip, gerbiamas kolega, akivaizdu, kad tos jėgos daro viską tiek, kad Arvydo projektas būtų nepriimtas, tiek, kad mano projektas nebūtų priimtas. Atsiranda įvairiausių interpretacijų, ko atsakau dar kartą. Aš po šito projekto užregistravimo ir kai parašė Teisės departamentas, kad jie yra jau vieši, tai susidaro vaizdas, kad Lietuvoje mes turime trečią KGB sąrašą, yra trečias kažkoks sąrašas, kurio mes nei vienas nežinom ir tik tais pagal 9 straipsnį, jeigu žmogus nori tapti valstybės tarnautojų, politikų arba diplomatų, pasirodo išlenda trečias sąrašas. Nors mes net nežinojom, nei vienas, kad turi būti, kol neparašė Teisės departamentas, kad Lietuvoje turi kažkokį nelegalų, juodą, nežinau, stalčiuose įkištą trečią sąrašą. Dar kartą tiesiog pakartoju ir Vataridui pakartoju. Vienas yra straipsnis, 7 straipsnis kalba tie, kurie prisipažino, 9 straipsnis kalba tie, kurie neprisipažino, ir kuriuos tikrina. Tai jeigu jų netikrina ir jie turi būti vieši, tai išeina, kad mes turim trečią straipsnį, trečią sąrašą Lietuvoje. Tai aš norėčiau, kad Teisės departamentas Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pareikalautų, kodėl asmenys šių metų spalio mėnesį būtent buvo tikrinami pagal 9 straipsnį ir kurie jie nebuvo vieši, nes visiems turėjo būti prieinami šitie sąrašai. Bet įvedus į internetą į paieškas tas pavardės, kurios viešai nuskambėjo spaudoje, jos nei vienos jūs nerasit.